Labą dieną. Labą dieną. Kur mes čia atvykom? Sveiki atvykę į Ignitis gamybą. O kuo jūs vardu? Aš esu Kristina. Ir ką čia veikiate? Aš esu chemijos komandos vadovė. O kaip apibūdintumėte 3 žodžiais savo darbą? Mano darbas, svarbiausia mano darbė disciplina. Antras svarbus dalykas tai yra pastovus tobulėjimas, mes pastoviai mokomės, laikom dažnai egzaminus. Ir trečias dalykas tai yra komandinis darbas. O kodėl čia tiek daug dviračių? Todėl, kad teritorija didelė, dviračiai naudojami. O ką studijavote universitete? Aš esu baigus Kauno technologijos universitetą chemijos inžineriją. O kodėl šitą dalyką pasirinkai? Tada, kad mokykloje labai puikiai sekėsi chemija. O darbas namuose ar biure? Aš esu 2 metus dirbusi karantino metu namuose, labai trūko bendravimo. O kodėl verta dirbti energetikos sektoriuje? Tai yra labai perspektyvi specialybė energetika ir laukia labai didelės transformacijos. O kaip manai, koks dalykas svarbiausias mokykloje, jeigu nori dirbti energetikoje? Svarbus visi tikslieji mokslai, matematika, fizika, chemija. Gal galima pažiūrėti kažką ir viduje elektrinės? Prašau, išeikit. Kur mes čia esam? Mes esam chemijos komandos eksploatuojamas įrenginiuose. Ir kas čia vyksta? Čia vyksta nudruskinta vandens gamyba. Mes ežero vandenį išvalome iki nudruskinto vandens kokybės membraniniais įrenginiais. Mūsų pagaminama vandens kokybė yra geresnė negu farmacijoje naudojimo vandens. O kiek žmonių tavo komandoje? Mano komanda 18 darbuotojų. Ir ką jie veikia? Oi, mes turim daug atsakomybių. Kaip minėjau, gaminam nudruskytą vandenį, taip pat turim laboratorijas, turim biokuro laboratoriją, nuotekų tyrimų laboratoriją, turim alyvų laboratoriją, taip pat atliekame energetinių blokų cheminio režimo kontrolę. O galim pamatyti laboratoriją? Taip, puiku einam. Kristina, kas vyksta šioje laboratorijoje? Šitoje laboratorijoje atliekami biokuro tyrimai. O kodėl tu pasirinkai darbą energetikos sektoriuje? Mano tėtis daug metų yra dirbęs energetikoje, todėl pokalbiai apie energetiką buvo dažni šeimoje. Ką patartum tiems, kurie mokykloje bijo matematikos ir fizikos? Įstojus į universitetą bus dar ir braižyba ir informatika. O kuo ypatingi elektrėnai? Nėra kamščių. Vienas žodis, koks energetikos sektorius bus po 10 metų. Taip, tikrai žalias. Ačiū, Kristina, kad mus priėmė iki kitų kartų. Laukiame sugrįžtant.